Sveiki, įsijungia jaunimo linijos podcastą iš širties. Su jumis sveikinuosi aš, Diana Bukantaitė, ir kviečiu jau į 4. mūsų podcasto sezoną. Šio sezono tema – karjera be Instagramo filtrų. Su žymiais, daug pasiekusiais, nuostabiai savo sričių profesionalais kalbamės apie jų karjeros kelią. Ir man labai gera mūsų pokalbėje šiandien pasisveikinti su mokslų daktarė, edukologė, 7 knygų autorė, ugdymo įstaigų tinklo Vaikystės sodas ir Karalienės Mortos mokykla steigėja, verslininkė, konferencijų pranešėja ir dar galėčiau vardinti daugybę titulų, bet iš tikrųjų turbūt pristatyti to žmogaus nereikia, tai su Austėja Landsbergienė. Labą dieną, Austėja. Labą dieną. Austėja pradinėse klasėse žinojo, kad nori tapti mokslų daktarė. Austėja, paaiškinkit, nes man atrodo, dažnas pradinukas nelabai suprastų, ar ne, kas yra, nes turbūt mokslai ir daktaras būtų, ar ne, tie 2 žodžiai. Tai labai, prašau pasidalinti tą istoriją. Man nepaprastai patiko mokykla, man labai patiko mokytis visada. Ta prasme, aš niekada nebuvau iš tų vaikų, kurie nelaukė mokyklos. Man vasara buvo per ilga, aš norėdavau, kad būtų mokykla ir dėl to mano viena gražiausių dienų tai būdavo rugsėjo 1, kai aš jau grįždavau galų gale į mokyklą. Taip. Tai ir aš kažkada tėvų ir klausiau, ką man daryti, kad ilgiausiai mokyčiausi, kad visą laiką mokyčiausi, visada kažko naujo sužinočiau. Ir man kažkaip mama taip ir pasakė, kad mokslų daktarai ilgiausiai moko. Tai gerai, tai būsiu mokslų daktarė, tada ilgiausiai ir mokysiuosi. Ir prisimenu pradžiai, tai net man buvo ta asociacija, kad čia turi būti daktaras. Tai kaip kažkas, tai galvojau, ką norėčiau, tai galvojau, kokius vaistus, mirtinos lygos išgydymui, išrasti juos. Ir tada galvojau, reikia labai gerai mokytis, tikrai, nes negali, kai toks tikslas, tai negali jau susimauti. Taip. Tai prisimenu, kai gavau pirmą 4, tada buvo 5-balė sistema man 1 klasėje, taip verkiau, nes man atrodė, kad jau nebegalėsiu būti mokslų daktarė, nes reikia, kad visi būtų patys geriausi pažymiai. Nuo 1 klasės. Taip, nuo 1 klasės, nes jeigu darai kažką, tai reikia gerai daryti, rimtai žiūrėti visus dalykus. Tai aš prisimenu ir aš tokia vos neužtinus, užsiverkus pareinu namo ir mano mama sako, kas yra, ir aš sakau, 4. Ir mama sako, tėve, mano ta mokytoja galvos, kad mes čia tave skriaudžiam dėl tų pažymių ir visą kitą. Taip, sako, tai kaip tu taip sugalvojai? Mano svajonės neišsipildys, jeigu aš nesimokysiu geriausiais pažymiais. Tai tiesiog tokia istorija. Kad ta svajonė išsipildė, iš tikrųjų šiandien esate, ar ne, mokslų daktarė ir vis tiek labai įdomu. Va, tarkim, tas mokyklos periodas, kur, tikrai gerai mokėtės, turbūt buvot pirmūnė, ar ne, arba šalia to, bet kas gal pačiai labiausiai sekėsi įdomu, kur, pajutot, kad, jūsų tie dalykai, nes aš žinau, kad tiem žmonėm, kurie gerai mokosi, labai dažnai gerai sekas daug dalykų. Ir čia smalsu, o jūs pati, nes po to kalbėsim yra ta, ne, apskritai, kur nukeliavot, ar ne į kokią sritį švietimą, kuris tikrai nėra tarp tų, kur medicina, nežinau, teisė, ar ne. Įdomu, kaip jums sekės, gal jau vyresnėse klasėse dalykai ir ką jums prognozavo tėvai mokytojai. Kas bus Austėja? Būna tokia, mes turim tuo, ne, etikečių, kur. O žinot, aš šiaip savo vaikam tai jau kitaip sakiau, dėl to, kad aš turėjau tą užsispyrimą, aš visada norėjau vidurkio 10 ir aš baigiau mokyklą su vidurkiu 10. Bet tai buvo man tikslas savaime. Ir kas atsitinka, kai tu negalvoji ir nereflektuoji daugiau, tada tu nelabai žinai, ko tu nori iš tiesų. Nes nori vidurkio 10, pasieki vidurkį 10, o kas tada? Ar ne, ko aš iš tiesų gyvenime noriu? Ir dėl to aš manau, kad aš ir pasidaviau tom įtakom, nes kadangi, vidurkis 10, ten visose renginiuose dalyvauju mokyklos, ten, kur reikia pasisakyti nuomonę kažkokią, ten mes su vienu klasioku net visus renginius, ten net eiles deklamuodavom ir taip toliau. Ta prasme, kad labai aktyvi buvau mokykloje. Ir jau visi sakė, bent jau tikrai jau į kokius tartautinius teisę arba dar kažką, jau tikrai. Ir aš prisimenu, mano tėtis, kadangi jis buvo ten tėvų taryboje visada,
kažkada jau mokyklos buvo jubiliejus, aš baigiau Salomėjos Nėries gimnaziją, ar ne tada, ir grįžta iš to jubiliejaus šventės ir sako, žinai, viena mokytoja mane pasigavo tavo ir sako, nu vat Austėja, tai galėjo Lietuvos prezidentė būti, o vat nuėjo į pedagogiką ir dar 4 vaikus prisigimdė. Čia taip nepateisino lūkesčių. Taip, ir mano tėtis man tai pasakoja, ir aš sakau, bet tai kaip po to tiem vaikam rinktis pedagogiką, jeigu pedagogai taip sako, ar ne? Ir man kažkaip aš taip labai asmeniškai ir skaudžiai priėmiau, nes ir turbūt tada mane įvyko tas lūžis, kad aš visiems ir savo vaikams sakiau, kad tavo prestižas šitos profesijos yra tavo galvoje, kad tu nusprendi, kad tu renkiesi šitą profesiją, tu nori keisti tų vaikų gyvenimus. Ir tada, kai tu ateini, jie tą jaučia ir tą jaučia tėvai ir tada tu iš tiesų keiti gyvenimus. Ir kažkaip ir visur pradėjau šnekėti, kokia nuostabi šita profesija. Ir jau šiandien turiu virš 20 laiškų arba žinučių savo sąskaitoje, kur žmonės parašė, kad pasirinko pedagogiką dėl to, kaip aš apie tai šneku. Wow. Tai man toks padaryta. Kaip sakoma, kaip čia, padarėt balansą tarp tų pedagogų bent šiek tiek, ar ne į tą pusę, kad tą profesiją, iš tikrųjų reikia atrasti. Atrasti tą pašaukimą, bet Austėja, jūs tada pati, kaip atsirado tas švietimas, ar ne? Mes žinom, kad jūs jau ten tikrai beveik iš pradžių ir atkeliavot, o kaip paskutinės mokyklos klasės ir kad būtent stoti, nežinau, aš jau 12 klasiai savanoriavau UNICEF'e, mes su savo klasiokė ten organizavom ir tokį renginį vieną, ir tada aš, kadangi nežinojau, kur noriu stoti, čia irgi niekam nerekomenduoju, stojau ten, kur daugiausiai stoja, nes kadangi reikėjo iššūkių, tai pasižiūrėjau, kur tais metais daugiausiai buvo stojančių, tai buvo į skandinavistiką ir aš stojau į skandinavistiką. Ir kadangi aš dar turėjau sąsajų su Švedija, tai aš kažkaip galvojau, aš čia įstosiu, bet tais metais nėra švedų, aš tiesiog peršoksiu vieną kursą. Žodžiu, ten planų buvo visokių gerulių, bet aš stojau į skandinavistiką. Ir antrame kurse išvažiavau į Norvegiją. Ir Norvegijoje toliau savanoriavau. Aš savanoriavau Mėlynajame kryžiuje. Dar prieš tai, 16 metų, kai buvau JAV, savanoriavau ligoninėje vienoje ir savo mokykloje mokiau vaikus po pamokų matematikos. Visada lydėjo tos savanorystės ir savanorystės su vaikais. Ir dar pirmame kurse, kai jau įstojau į skandinavistiką, man paskambino mano mokyklos tuometinis direktorius ir sako, žiūrėk, mokykloje trūksta anglų kalbos mokytojų, nes tada kaip tik buvo tas virsmas, kai labai daug anglų kalbos mokytojų išėjo kažkur kitur dirbti, nes labai reikėjo vertėjų. Ir sako, žinai, tiesiog tavo sesės klasė neturės anglų kalbos mokytojo, jeigu tu neteisi. O kadangi aš buvau praleidusi laiko JAV ir laisvai kalbėjau anglų kalbą, bet aš sakau, man dar 18 nėra, nes ant tik rugpjūčio pabaigoje ėjo 18. Tai jisai sako, tai gerai, tai palaukiam, kol jis 18, tada pasirašom sutartį ir ateini. Sakau, bet aš, nieko nežinau, aš nesu mokytoja, aš nesu mokslo jokio baigus ir aš net pedagogikos nestudijuoju. Viskas bus normaliai, ateik čia, viskas bus gerai. Ir aš kažkaip tai pagalvojau, kad man patinka su vaikais, man lengva su vaikais. Man iš tiesų visada, kur tik aš nueidavau, man nepatikdavo klausyti suaugusių pokalbių, nes aš net prisimenu, mūsų ir giminėje, ten mūsų giminaičiai, vaikai, tie patys, sakydavo, einam pas tėvus, ten einam kažko pasiklausyti, ką jie kalba, ką ten viską. O man daug smagiau būdavo su tais jaunesniais broliais, seserimis kažko juos užimti, kažkokių tokių veiklų jam prigalvoti ir žaisti tą mokyklą. Nors niekada negalvojau, kad būsiu mokytoja. Ir tai tuos metus pabuvau mokytoja, tada išvažiavau į Norvegiją, toliau savanoriavau. Ir Norvegija turbūt tų mokslo metų gale, kadangi aš atitolau nuo Lietuvos ir galėjau reflektuoti, ko aš noriu. Bet ko aš noriu. Ir supratau, kad aš noriu pedagogikos. Wow.
kad aš visiškai, absoliučiai noriu dirbti su vaikais, kad man visiškai nesvarbu, ką sako apie pedagogiką, man visiškai neįdomu, kad ten sako, kad nebus karjeros, nebus kažko ir taip toliau. Ir aš sakau, kažkaip, žmogus turi daryti tai, ką iš tiesų jisai labiausiai nori. Ir grįžau jau absoliučiai apsisprendus ir labai daug kreditų pedagoginių rinkausi, ten lakstydavau, tai, ta prasme, į medicinos fakultetą, kur pas Pūrą lankiau paskaitas apie vaikus turinčius ypatingų poreikių, tada bėgdavau į matematikos fakultetą, kaip matematinį mąstymą vaikų ugdyti, tada nuvažiuodavo į Baltupius, į tuometinį edukologijos filosofijos fakultetą paskaitų ir tada grįždavau jau į savo filologijos fakultetą, nes reikėjo pabaigti bakalauro studijas. Wow. Tai tie tokie tas 3. ir 4. kursas, bet kadangi labai tiksliai žinojau, ko noriu, kad tikrai baigusi bakalauro stosiu į jau tą edukologijos magistrą, tai kažkaip viskas buvo labai aišku ir netgi lengva ir smagu. Nes žinojot kodėl, bet Austėja dabar, jeigu galvojame apie tos jaunus žmonės, nesvarbu, gal studijuojančius universitete, ar ten, nežinau, 11-okai, 12-okai, kurie svarsto, ar ne, ką veiks, arba tas, kuris turi pirmąjį savo darbą po studijų, bet nėra to, nežvakis, ar ne, nekalba taip apie profesiją kaip jūs, ar ne, o jeigu reikėtų tai pabandyti paieškoti iš savo patirties, ar ne, kaip sužinoti tą savo, pavadinkim gal labai jau taip skambiai pašaukimą, bet kaip išsitirinėti, o apie ką aš, ne? Nebijoti pabandyti. Ir jeigu įsitikini, kad tikrai ne man, tai eiti. Aš prisimenu, mes turėjom pokalbį, tai buvo vaikystės sodo vieni pirmųjų metų, turim pokalbį su mokytoja, kurią aš, atleidžiu. Ir ji verkia, bet Austėja, bet, dar pabandom, dar visą kitą. Ir aš sakau, žiūrėk, tau dabar atrodo, kad aš darau kažką blogo ir tu turbūt pyksti ant manęs. Sakau, bet iš tiesų aš tau šiandien sudarysiu galimybę rasti kažką, kur tu jausiesi daug geriau ir kur tu būsi daug geresnė. Sakau, nes čia tu labai, ne kažką. Taip. Ne kažką. Ir tos energijos nėra tada, kai tau. Ir sakau, ir aš nenoriu nei, kad tu tiesiog užimtum tą vietą ir mes galėtumėm pasakyti, kad turi mokytoją, nei kad tau pačiai, sunku būtų kažką apsispręsti. Ir aš prisimenu, visiems buvo labai, labai keista. Sako, kaip tu taip trūkstagi tų mokytojų, o tu vis viena tokios pozicijos, kad jeigu žmogus yra, toks, kaip aš sakau, stiprus 4, tai ne, tam žmogui kažkur jis gali žibėti. Aš netikiu, kad yra žmonių, kurie tiesiog yra stiprus 4. Aš tikiu, kad mes visi galim būti kažkur labai, labai išskirtiniai ir labai nuostabus, bet reikia nebijoti, bandyti to ieškoti. Aha, bet tada nukeliaukim į kitą pusę, ar ne, kad jau taip kraštutinumus paliesti. Gerai, stiprus 4, nes dabar žinom, daug jaunų žmonių, ar ne, turi, tokias galimybės, kur mes turbūt galėtume, pavydėti iš tų ankstesnio laiko, ar ne? Ir aš kartais sakau, kad imkim Gen Z kartą, kuri šiandien jau darbo rinkoje labiau, ar ne, nes, ten alfa, beta, dar jos tyrinėjam patys, dar mažuliukai tie. Bet ir aš pati žiūrėdama į tą jaunąją kartą žaviuosi tą drąsą viską keisti, bandyti ar ne, ieškoti. Kartu man kyla klausimas, ar ne, kai viską bandai po pusmetį, ar ne, ir taip greit keiti, nes atrodo, Instagramas pilnas, ar ne, tų gražių istorijų, čia, nežinau, steigia startupus, milijonai byra, kelionės čia su savo įmonėm plaukioja laivais po pasaulį, ar ne, ten tarkim, ir dar, ir vis atrodo, kad čia ne mano, einu toliau. Tai kur taip, jeigu taip žiūrė dabar jau iš mūsų patirčių, ar ne, ypač iš jūsų, kur yra ta riba, kai reikia dar pabandyti ir nenuleisti rankų taip iš karto? Man atrodo, kad kiekvienas darbas, aš galiu labai nuoširdžiai sakyti apie pedagoginį darbą, tai turi savo ciklą. Ar ne? Man mokytojas, kuris po 2 savaičių sako, kad čia ne man, prasme. Tai tiesiog net sunku kažką į tai pasakyti, ar ne? Tu turi išgyventi ciklą, tai reiškia nuo rugsėjo iki rugsėjo. Tada tu iš tiesų galėsi pasakyti, ar čia tau, ar ne tau. Aišku, galbūt yra žmogus, kuris labai greitai suprato, bet tada man atrodo, o tai tu nepagalvojai, kad, tarkim, mokykloje bus vaikai. Kad nustembė, kad man nepatinka vaikai. Arba ten man vaikai labai patinka, bet žinai, bet tėvai sakau, o tai ko tu tikėjais? Kad tų tėvų nebus? Kaip tu tikėjais? Ar ne? Kartais net tikrai įdomu paklausti žmogaus, o tai
kaip tu tikėjais tai bus, ar ko tu tikėjais iš vis, nes kartais atrodo, kad žmonės tikrai nepagalvoja, va, tiesiog, va, čia skelbimas, man tie vaikai faini, va, nuotraukose, kai žiūriu faini, kai ten susitinku 15 minučių irgi smagus, tai eisiu dirbti mokytoją. Arba ten asistentų mokytoja. Na, tai yra ir mokslas, ir menas, ir charakterio savybės, ir daugybė kitų dalykų, ar ne? Arba pradeda kaltinti vaikus, pradeda kaltinti jų tėvus, pradeda kaltinti darželį, mokyklą, kad va čia visi jie blogi. Nu, vat aš čia toks buvau nuostabus ir čia niekas manęs nesuprato. Tai man atrodo, kad labai labai svarbu suprasti, kad viskas turi savo ciklą. Ir kai aš ateinu į darbą, pasižiūrėti, koks yra ciklas. Galbūt tai yra projektinis darbas ir tai yra vienas projektas nuo pradžios iki pabaigos. Kitas dalykas, man atrodo, kad šiais laikais, ir tikrai tą labai matau ir su savo jau biologiniais vaikais irgi labai daug šnekėjau, kad būtent tie socialiniai tinklai parodo tik gerąją pusę. Aš irgi niekada nededu, kai man būna labai sunki diena į socialinius tinklus. Dėl to, kad tada tu net jėgų neturi dėti kažko. Dabar, net jeigu norėčiau kažką įdėti, aš turbūt pamirščiau, nes ne tas galvoj yra. Ar ne, mes, ką rodo tyrimai, kad mes, jeigu mums, pavyzdžiui, nepatiko spektaklis, mes pasidaliname su 20 žmonių vidutiniškai. Nepatiko. Taip. O jeigu patiko, žinot su kiek? Su 1-2. Va, ar ne? Tai čia 10 kartų skirtumas. Ar ne? Tai reiškia, kad, na, mes taip, dėl to, kad mes, na, socialiniuose tinkluose mes norime kaip ir save perteikti, ar ne? Bet savy matome tai daug labiau neigiamus, kas mums nepatiko, kas ne taip yra ir taip toliau ir panašiai. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra, na, evoliuciškai, mes save taip apsaugome nuo grėsmių. Tik tai tiek, kad, na, jau seniai nebėra kardadančių tigrų aplinkui ir visa kita, bet vis dėlto, na, mūsų migdolinė liauka vis dar taip veikia, kad na, reikia apsaugoti nuo pavojų, ar ne? Dėl to kiekvienas, kas mums truputėlį nepatinka, matom kaip grėsmę ir tai stipriai reaguojam. O kaip smagu, na, tai taip vos ne taip ir turi būti, ar ne? Visada. Tai aš manau, kad jaunam žmogui yra sunku ir tų pasirinkimų galimybių. Ar ne? Aš prisimenu, kaip, na, mano klasėje tai daugumos svajonė, tai buvo Vilniaus universitete studijuoti, ar ne? Dabar tie vaikai sėdi ir sako, nu nežinau, nu, va čia Singapūrą pažiūrėjau, čia JAV pažiūrėjau, čia Amsterdamą irgi svarstau, tai va nežinau tiksliai, kur norėčiau, bet gal kur šilta, ar ne? Ir yra normalu, normalu, jie yra jauni žmonės, yra daugybė galimybių, bet tai, ką jie turi apmąstyti, yra, na, begalybė visokių modifikacijų ir gyvenimo, ir specialybių, ir taip toliau, ir panašiai. Ir tai yra sudėtinga. Ir ypatingai, na, kai mes žinome, kad kaktinės smegenų sritis tik maždaug 25 baigia vystytis, ar ne? Na, ir toliau šiaip tobulėjam ir visa kita, bet, na, iš tiesų ta branda ateina jau to kaip suaugusio žmogaus, tai net tada jau, kai mes baigia bakalaurą, ir kai kurie net magistrą baigia. Tai tą mes turime labai labai suprasti, kad, na, kad turime išgyventi ciklą. Koks yra ciklas? Man atrodo, na, pavyzdžiui, mes savo biologiniam vaikam net būrelių neleisdavom lankyti mažiau negu metus. Bet turbūt labai irgi geras susitarimas, nes visko būna, ar ne? Nugi nebūna visą laiką ten, nežinau, tie rožiniai ar nežinau, pukučiai. Kada vaikas ateina ir sako, nebenoriu lankyti būrelio, ypač jeigu tai pradinukas, susipyko su draugu, kažką griežčiau pasakė būrelio vadovas, ar būrelio vadovas ar vadovė neleido daryti to, ko nori. Ir tu galvoji, kad va, aš jau eisiu į būrelį, tai jau bus kaip faina, darysiu, ką nori, ir staiga tau nubrėžia ribas. Ir tu sakai, nesąmonė, nebenoriu lankyti. Taip. Bet tada tu turi išgyventi tą, arba, pavyzdžiui, tu paprašai su kažkuo, na, pasidalinti ar draugauti ir tau pasakė, ne. Ir po vieno to ne, pirma reakcija mesiu. Ar ne? Bet ne, tu grįžk, tu pabandyk užmegzti tą santykį. Gal su kitu vaiku, nebe su tuo pačiu, o galbūt net su tuo pačiu. Ir taip, na, tas tvirtumas ugdosi, tas atsparumas, tas gebėjimas įveikti iššūkius, gebėjimas spręsti problemas. Šiandien visose ten vadovų konferencijose ir viską kalba, kas svarbiausia - kūrybiškumas, gebėjimas spręsti problemas, adaptabilumas. Visa tai ugdosi, tai, na, netgi sakyčiau, gan elementariais, tradiciniais, tais vulgaris auklėjimo būdais. Kai pradėjai, tą pabaig, kai nepasiseka, atsiprašyk, ar ne, ir taip toliau ir panašiai, na, kur tu prisiemi atsakomybę ir pasiekmes.
kurios ateina su visais tavo veiksmais. Ir kartais nuostabios, bet kartais tokios, kur reikia nuolankumo. Bet žinot, kaip patogu socialiniuose tinkluose, nepatiko ir užblokavai, nepatiko ir išmetė iš draugų, ar ne, tie vienašaliai sprendimai. Ir va turbūt čia irgi, persikelia truputėlį ir galvojam, kad, viskas gyvenime, realybėje, su darbais, su draugais, ar ne, yra taip pat kaip socialiniuose tinkluose. Bet jeigu šiandien, tas jaunas žmogus kažkuris klausos, gal ir savo nemėgstamam darbę sėdė, ar ne? O gal galvoja tikrai aš 12 klasiai, tai Amsterdamas, Singapūras ar pedagogika, ar ne? Tai jūs iš jų savo dabartinės patirties, ar ne, jeigu galvotumėt gal net labiau apie savybės, nes žinių mes galime įgyti, ar ne? Bet apie savybės, kurių reikia norint būti, nežinau, tuo, jūsų gražutelin pašaukimo pedagogų. Ką žmogus turėtų savo taip, tokį, nežinau, čeklistą, bent kažkiek, ne, pasižiūrėti, kad toliau svarstytų ir toliau ieškotų informacijos. Aš turiu tokius susitikimus su vaikystės sodo mokytojams ir kaip tik šiandien turėjome ir manęs viena mokytoja paklausė, sako, Austėja, ko labiausiai reikia pedagogui? Ir aš sakau, gyvenimo džiaugsmo. Wow. Sakau, tiesiog gyvenimo džiaugsmo, kur tu iš esmės labiau matai stiklinę pusiau pilną, o ne pusiau tuščią. Nes kitu atveju, kai tu ateini, ir aš matydavau tai ir su kolegomis, ateina. Ir jau pro duris įeina, toks, kur net man atrodo sunku žiūrėti tą žmogų, norisi prieiti ir pasakyti, klausyk, tu sveika, tu turi nuostabią šeimą, tu visą kitą, taigi rytas dar, ko čia eit, koja už kojos velkant, ar ne? Tiesiog, nes vaikai tą labai kažkaip jaučia, tą tokią dinamiką, jie labai jaučia autentiškumą, jie labai jaučia nuoširdumą. Ir kažkaip, aš vaikam ateidavau ir kai kūdikį turėjau, aš labai anksti į darbą išėjau ir kūdikį turėdavau ir irgi pasakau istoriją. Aš vieną kartą atėjau pas vaikus ir sakau, vaikai, žinokit, beveik visą naktį nemegau, nes tas mano kūdikis visą naktį rėkė ir pieno norėjo. Ir vienas vaikas sako, bet tai kokį bjaurų kūdikį tu turėjai? ir tu pradedi juoktis ir sakai, jis nebjaurus, jam tiesiog dantukai auga. Tada kažkaip net ir ant to kūdikio nepikta. Ir mes taip pradėjom šnekėti, pradėjom analizuoti ir tada prisimenu, kažkas ten vyksta klasiai ir vienas vaikas kitam sako, klausyk, sako, Austėja šiąnakt nemegojo, susiimkim truputėlį. O jie mažutėlį, jam 5 metukai, ar ne? Ta prasme, tai kai tu esi tas autentiškas ir kai tu ateini, kai tu su jais nebijai pajuokauti, nebijai dalintis ir ką tu skaitai ir ką tu darai ir nelaikai jų kažkuo, ko jie nesupras, bet tam tikrą prasme, bendrauji. Man atrodo, kad tai yra svarbiausia pedagogui. Nes kai ateina pedagogas ir laikosi planą, čia yra 25 gyvi žmonės. Ir aš suprantu, kad tu turi planą. Aš irgi kiekvienais metais turėdavau planą, kad mokslo metų pabaigoje mano priešmokyklinukai visi iki vieno skaitytų, nes aš negalėdavau jų išleisti neskaitančių. Man tai būdavo, aš nežinau, aš turbūt tą vaiką įsivaikinus būčiau mėnesiui, bet kad jisai man skaitytų jau išeidamas, nes man negaliu. Į 1 klasę vaikas turėjo ateiti tobulai skaitydamas. Tai ką tu darai? Tu tiesiog ieškai, kaip pagauti tą vaiką, kaip prieiti. Ir ar yra sunkių dienų? Aišku, yra sunkių dienų. Bet tada tu pastumi tą planą į šoną. Aš ir pasakau pedagogams, sakau, man buvo dienų, kur matau, kad tie vaikai arba susikandžios, arba susimuš, arba kažkas tokio bus. Mes sugulam ant grindų. Visi vaikai užsimerkia ir aš 2 valandas skaitau pasakas. Ir visi po to atsikelia, nueina papietauja, po pietų mes viską padarom. Tiesiog aš apverčiu dieną, kada aš ką darau, nes matau, kad ryte kažkas nevažiuoja. Tai aš matau tą kaip laimės žiburį, kur aš noriu būti su jais birželį. Bet jeigu krenta kruša arba jeigu ten yra plikledis, tai aš neinu ir sakau, ten padarysiu, jau eisiu, sulūšiu visą, bet eisiu. Tai tai aš tą dieną palaukiu, nutirpsta tas plikledis, tada pabėgėjau truputuką, ar ne? Tai kai tu jauti tą dinamiką su vaikais, man atrodo, pedagogo darbe tas lankstumas, tas adaptabilumas ir kita turi labai labai būti pats psichologiškai tvirtas. Nes mokytojo ar mokytojos darbe visą laiką yra tai, kad tu gausi piktus tėvų laiškus ir tu gausi nebūtinai kolegas, kurie ten vaivorykštės ir vienaragiai, ar ne, bet kolegos visur taip yra, bet tėvai
Tėvai, dėl to, kad visiems mokytojams labai svarbus tas tėvų pripažinimas ir kad tėvai tavimi džiaugsis. Tai labai svarbu suprasti, kad kai tėvai parašo, pavyzdžiui, piktą, nepagarbų, nekultūringą laišką, tai ne apie tave, tai apie juos. Bet jeigu tavo savivertė žema, jeigu tau, kiekvienas toks tave vėl visą į šipuliukus sudaužo, labai sunku yra vėl sugrįžti į tai, dėl ko aš esu ir dėl ko aš tai darau. Jungtinėje karalystėje buvo atlikta mokytojų apklausa ir čia prieš keletą metų. Ir, antru numeriu mes dažnai įsivaizduojam, kad ten kažkoks prestižas mistinis ir taip toliau yra, kodėl mokytojai palieka profesiją. Tai pirmas yra biurokratija, o antras yra tėvai. Oho, čia turbūt gal ir priminimas, ar ne, ir tėvams pagalvoti, ką darom ir kaip pasitikėti mokykla ir mokytojų. Ir kartu jaunam žmogui žinot, kad taip, jeigu nori būti mokytoju, tas emocinis atsparumas, tai bus tas raumo, kurį reikia treniruoti, ar ne, ir galvoti, nes tikrai turbūt mes, ir jaunimo linijai sakom, tam, kad galėtum padėti kitam, ar ne, tai pirmiausia reikia suprasti, kaip aš pats jaučiuosi, ar ne, išmokti valdyti irgi savo elgesį. Mes gal sunkiau, ar ne, galim, reikia jausti jausmus, kuriuos jaučiam, bet elgesį tai galim valdyti. Ir aš galiu būti labai pikta, labai liūdna, ar ne, bet mano elgesys nebūtinai atspindės tokius dalykus. Bet vis tiek kalbam, iš jūsų pusės, ar ne, ir tikrai sekėsi, ir atrodo, tais vaikais džiaugiatės, ar ne, ir atradot savo pašaukimą, bet man tai čia, matom jūs konferencijose kalbant, knygas pristatot, atrodo, kažkaip taip lengva, kažkaip, nes visą laiką pozityvi, energinga, šypsena, ar ne? Ir man atrodo, čia Lietkalnio viršūnėje mes tą ir matom, tokia būna toks, ar ne, paveiksliukas. O tai ką reikia padaryti, kad ten atsirasti? Koks buvo jūsų kelias? Reikėjo, nežinau, mokytis, o gal čia tiesiog viskas taip sklandžiai? Kaip viską taip, kad suspėjo, tai turbūt ne vienas yra girdėjęs, kad Austėja nemiega, ar ne? Bet apie tą kitą pusę, ar ne, ką kainuoja, kaip net, tarkim, pradėkim nuo tų mokyklos laikų, ar ne? Labai daug kas įsivaizduoja, kad man labai lengvai jau sekėsi tie mokslai. Ten tas 10 vidurkis, tiesiog, nes tu labai gabi, ar ne? Mano tėvai yra mane radę ryte prie stalo užmigusią. Nes aš tiesiog tiek mokydavausi, kad užmigdavau, net laikydavau, ar ne? Nes, pavyzdžiui, matematikos 10, tai tikrai labai sunkiai man atėjo, kur aš, klasiokės, kuri tą puikiai suprasdavo, prašydavau, kad man aiškintų, eidavau iš paskos, tėvų prašiau, kad man korepetitorių samdytų ir visa kita, nes, labai aiškiai, aš vos neeidavau ir sakydavau, man reikia pagalbos, man reikia ir aš tikrai supratau, kad aš pati savarankiškai esu verta kokio, stipraus 8. Man reikia korepetitoriaus, jeigu aš noriu 10. Man reikia pagalbos, man reikia daug darbo ir aš labai daug ir sunkiai dirbau mokykloje, kad būtų tie geri pažymiai. Eidavau atsiskaityti, jeigu nepasisekdavo, sakydavau, gal aš kažkokį projektą galiu padaryti, gal aš galiu kažką padaryti, kad aš išsitaisyčiau, susitvarkyčiau. Tai ta prasme, kiek aš save prisimenu, tai tiek aš vos nestoviu klasės priekį, aš visada buvau pirmame suole, arba, jau antrame, tai jau čia jau toli. Ir visa kita, ir nežinau, kaip ten klasiokai mane mėgo, tokia visiškai buvau. Bet iš principo, ar ne, man labai visada norėjosi daryti dalykus gerai, bet jeigu tu nori daryti gerai, tai reikia daug darbo. Lygiai taip pat su vaikystės sodu, jai pasisekė, ar ne? O aš, šiaip šitom rankom sukau baldus naktimis, ar ne? Ir mes pačioje pradžioje negalėjome nusisamdyti net žmonių, kurie tvarkytų. Tai kai išeidavo visi tėvai ir visi vaikai, tai lygiai taip pat šitam pačiam rankom ir tvarkėmės, ar ne? Bet Instagramą neįdėjo šitos pusės, ar ne? Vat aš apie tą jaunimą, ar ne? Nelabai ir buvo. Taip, bet prieš 16 metų. Taip, ar ne? Tai daugybei darbų yra pusė, kurios nieks nemato. Mes matom pasitempus energingą, ten steigėją, vadovę, ten pedagogę ir taip toliau, ar ne? Bet, kaip ir sakot, yra ir buitinių darbų, ir visų, ar ne? Galų gale
nežinau, mokymosi jūsų gyvenime? Net nėra turbūt tarpo, kada ko nors nesimokytumėte, ar ten, nežinau, bet tai nekalbu apie tą, kad universitete reikia studijuoti. Nebuvo tarpo, va dabar galvoju, tai tikrai nebuvo tarpo, nes dabar 2 dalykų mokausi. Tai turbūt irgi taip sudėliota, ar ne, bet po to, va, nežinau, o gal prisimenat, kažkas, va, atrodo, vis tiek, daug dirbot, sekėsi, o kad kažkas nepasisekė? Kas nors. Oi, tai aišku, tai nuolat yra kažkas, kas nepavyksta iš pirmo karto. Man labai patinka Stanfordo profesorė Carol Dweck. Ir daugiausiai ir šiaip labiausiai pasaulyje ji yra žinoma dėl augimo mąstysenos, ar ne? Bet viena jos frazė yra, kuri man yra nepaprastai įstrigus ir kur aš ir savo biologiniam vaikam sakau, ir savo vaikam, mokiniam sakau, tai visą laiką, kai vaikas sako, man nepavyksta, aš sakau, kol kas. Ar ne? Nes jeigu tu bandysi, jeigu tu stengsiesi, tu gali veikti. Na, pavyzdžiui, aš labai bijojau važiuoti dviratę transporto priemonę, motoroleriu. Nepaprastai, man kažkodėl buvo labai didelė baimė, ar ne? Nulipdavau, negalėdavau. Bet pamažu prisijaukinau, pradėjau lankyti pamokas, pradėjau visą kitą. Ir pernai vasarą nuvažiavau. Ar ne? Tai man atrodo, kad, vėlgi, jeigu nepasiseka, nesėkmė yra puikia galimybė naujai pradžiai. Naujai pradžiai tavo kaip, asmenybės, naujai pradžiai tavo kaip, tarkim, mes vaikystės sodo buvom atidarę padalinį Latvijoje. Ir būdavo labai sunku, nes aš išvažiuodavau maždaug taip 4 valandą ryto iš Vilniaus, nuvažiuodavau ten, ryte vesdavau mokymus mokytojams, ten apeidavau viską ir taip toliau, tada per pietus būdavo visokie susitikimai Rygoje, tada vakare susitikimai su tėvais, tada sėsdavau į automobilį ir grįždavau į Vilnių, kas būdavo apie 1 nakties. Ir po kažkiek laiko aš vieną kartą tiesiog užsnūdau prie vairo. Ir taip, žinot, tik knapt. Ir tada aš labai išsigandau, kad iš tiesų aš galiu ir avariją sukelti, ir žūti, ir taip toliau, ir panašiai. Ir kažką reikia keisti. Ir tada nusprendėmės parduoti jau tą Rygos padalinį ir ten būtent tinklas vienas. Ir aš į Rygą iki pat dabar žiūriu kaip į nesėkmę. Ar ne? Nes nesuvaldžiau procesų, neapgalvojau. Aš galvojau, kad mano energijos to, kad aš mažai miegu ir viso to užteks. Ar ne? Bet aš tikrai nenoriu kelti grėsmės nei sau, nei kitiems. Ir supratusi, kad, tai yra labai sunkiai valdoma situacija, turėjau pripažinti, kad geriausias sprendimas bus tiesiog tą padalinį parduoti. Ir taip ir įvyko, ar ne? Bet nėra taip, kad aš negalvoju, tai kokios čia pamokos, ko mes iš to pasimokėm, kur dabar galėtume eiti, jeigu dabar kažkur eičiau, kaip dabar daryčiau, ar ne? Ir kadangi po Rygos atsirado ir pagalbos vaikui centras, ir Learned mokymo akademija, jau buvo iš ten pamokų, kurios ne tik, kad nesustabdė, bet suteikė daugiau tokio ryžto pabandyti iš naujo. Bandyti, daryti vis tiek reikia ir mokytis, ir daryti, nes, taip turbūt nenuskrenda, kaip čia neatskrenda tie dalykai, tokie kaip ir staiga. Ir žiūrė, norėtųsi, bet... Austėja, galvoju, irgi jūsų vis tiek esate jau viešas žmogus ir dėl to, kad esate švietimo lyderė, ar ne, bet toj srity kaip, ir pedagogika, ir visa kita ta tema, kur mes staiga tampam irgi visi, turim savo nuomonę, žinom, kaip reikia mokytojai mokyti, ko turi mokyti, ar ne, ir kaip tą dalyką išdėstyti. Aš galvoju, kada pajutot jūs, kad esat žinomas žmogus? Turbūt, kai pradėjau rašyti tinklaraštį, mes tada gyvenome Belgijoje ir aš pradėjau rašyti tinklaraštį didelę dalimi dėl to, kad manęs labai draugės visko klausdavo. Ir neįsivaizduot, kai tu ten 50 kartą rašai laišką apie vaiko adaptaciją darželyje. Aš galvoju, reikia man pradėti rašyti tinklaraštį, tiesiog sudėsiu tą informaciją ir tada linkus tiesiog visiems siuntinėsiu, jau kai tie patys klausimai iškyla. Be to mes tada gyvenome Briuselyje, visi 4 vaikai buvo maži ir visa šeima irgi. Kaip jūs gyvenate?
nu kaip mes gyvename su 4 vaikais, man po doktorantūrinės studijos, ta prasme, aš rašau knygą, Gabrielius dirba ambasadoje, aktyviai, gan aktyviai mes gyvenam. Bet visiems buvo labai smalsu. Ir galvoju, tai tinklaraštyje, jie galės ir pasiskaityti, ir ką mes veikiame, kuo mes gyvename, visą kitą. Ir jau aišku, tos niuansus, tą specifiką paliksiu tik tai šeimai, bet tai bus daug trumpiau ir daug greičiau, negu kad viską papasakoti tai, ką mes veikiame. Pradėjau rašyti tą tinklaraštį ir vienu metu Gabrielius sako, ar tu pasižiūrėjai ten, kiek pas tave lankosi žmonių ir kokia ten statistika? Nesakau, nes ne dėl to darau, ar ne? Ir mes pasižiūrėjom ir ten skaičiai, aš dabar neprisimenu, bet tiems laikams jis vieną kartą pažiūri, antrą kartą pažiūri, sako, bet tu supranti, kad čia sako, čia labai daug Lietuvos skaito tą tinklaraštį. Man kažkaip taip kažkaip nepajutau. Ir tada aš grįžau į Lietuvą ir pradėjau pajusti, kad kažkur prieina, kažkas paklausė, bet aš čia skaitau jūsų tinklaraštį, ten visą kitą. Tada pradėjom sekti tuos skaičius. Na ir iš tiesų tai buvo pats populiariausias tėvystės, motinystės tinklaraštis Lietuvoje ir ganėtinai ilgą laiką ir taip toliau ir panašiai. Tai tie, kurie neprisimena, tai visi galvoja, kad, Gabrielius visada juokauja, sako, niekas nesupranta, kad šiaip tai tu mane ištempei į viešumą, o ne aš. Bet tikrai, mes labiau turėjom šeimoje turėti pokalbių apie viešumą ir ypač vaikų viešumą, tai kai dėl mano tinklaraščio. Tai va, labai džiaugiuosi, kad vis tiek, ar ne, tas žinomumas atėjo iš profesinės veiklos, ar ne, tokios gal net ne kaip tikslas buvo, kad noriu tapti žinoma, ką čia daryti. Ir apie tą žinomumą gal tas galėtume ir pakalbėti, tas abi pusės, nes vis tiek jaučiame tendenciją šiuo metu, ar ne, kad jaunas žmogus ieškodamas savęs, ar ne, tos profesijos, to pašaukimo, kažkaip kaip tikslą išsikelia, aš noriu būti žinomas, ar ne, tai daroma, aišku, ir socialiniai tinklai, nes atrodo taip paprasta filmuoti tuos reelsus, dėti, čia pinigai eina kažkaip, ar ne. Bet kas yra žinomumas, ar ne, ir ta jo teigiama gal pusė, ką jūs galėjot su tuo daryti, nežinau, arba kaip išnaudojat kartais tai, kad jūs esate Austėja Landsbergienė ir žinoma, ar ne, kaip galite tam tinklaraštį mokyti tėvystės, motinystės tuo laiku ir dabar pasakyti, o kokia yra kita ta pusė žinomumo, kuri net tokia jau gal paprasta ir teigiama. Turbūt mūsų situacija yra labai unikali. Ir ji yra unikali dėl to, kad jie susijusi su pavardė. Aš labai retai sutinku žmogų, kurio yra požiūris į mane neutralus. Labai retai. Ar ne? Dažniausiai būna arba tu pamatai, kad... Ir aš galvoju, aš tai pirmą gyvenime matau. Kodėl tai iš karto, šitaip, akim vartai, ar ne? Arba yra žmonės, kur... aš čia skaitau, aš čia visą kitą. Ir aišku, tas tai labai smagus būna, nes tada iš karto galvoja, tai ne veltui darau, tai kaip smagu ir kaip gera bet tas, kur neigiamas, arba būna, pavyzdžiui, atsibundi ryte, aš niekada neskaitau komentarų, aš tikrai nuoširdžiai niekada neskaitau komentarų. Ir kartais būna kažkas užtegina ir tu tiesiog, nes tai gali būti mokytoja, tai gali būti bet kas ir pasižiūri ir nuo pat ryto ir ten... apie mažai žmonių Lietuvoje tai bjauriai pasako. Tikrai, aš nesakau, kad mes išskirtiniai, bet iš tų, apie kuriuos bjauriai sako, mes tikrai tartų esam. Ar ne? Čia, žinot, kai būna influencerių reitingai, kas ten įtakingiausias, tai jūs iš tų žinomų žmonių, kur iš tikrųjų turit sugerti. Tai ir toks būna, tada toks, vis viena... Visą dieną kažkaip vis kartais taip jau užsimiršti ir visą kitą ir linksma ir gerai ir toks ping vėl būna toks ir taip iškyla ir kažkaip gal sustabdai kažko nepasakai ar nepadarai, nes bet aš labai labai daug su savimi dirbau dėl to, kad tai yra ne apie mane. Tai yra ne apie mane, tai yra apie to žmogaus savivertę, tai yra apie to žmogaus charakterį, tai yra apie to žmogaus kultūrą, tiesiog tokius paprasčiausius dalykus. Ar įmanoma su tuo lengvai sudirbti? Aš manau, kad ne. Aš manau, kad yra labai mažai žmonių, kurie natūraliai ir lengvai su tuo sudirba. Aš manau, kad kai kurie žmonės kreipiasi į psichologus, kažkokius specialistus, kurie padėtų jiem tą atsparumą ugdytis. Aš labai įdomiai atradau vienuolyną. Tai buvo 2018 metais,
kažkaip 17 buvo labai didelis jau mano puolimas, manęs, ar ne? Ir jau būdavo, kur aš matau, ateina mūsų komunikacijos vadovė ir jau iš jos veido žinau, kad jau yra blogai. Ir jau vėl kažkas. Ir man, o tu visieną dirbi, darbų tai nesumažėja ir nesustoja. Yra vaikai, yra tėvai, yra ugdymo programos, yra tavo tikslai, yra tavo svajonės kažkokios profesinės. Ir jinai ateina ir aš žinau, kad visas pusdienis jau, nes reikia galvoti, koks atsakymas, reikia galvoti, kaip komentuosi, reikia kažkaip, ten ateina dar, ta jau geltonoji žiniasklaida slampė aplink, tvorą. Visokių tokių dalykų, aš esu važiavus iš mokyklos, mašinos atsigulus apačioj. Oho. Nes iš tiesų buvo tokių situacijų. Tai taip kažkaip tada labai, ir kai aš atradau tą vienuolyną, tai atradau, ir jisai yra Japonijoje. Ir ten tas japonų vienuolis tuo metu rinko švietimiečių iš viso pasaulio grupę, mokytis atidos. Ir aš parašiau ir patekau į tą grupę. Ir jis mokė mus pačius, ir jis mokė, kaip dirbti su vaikais, kaip dirbti su tėvais ir taip toliau ir panašiai. Tai vat Japonijos kalnuose vienuolyne susitikom su žmonėm iš Australijos, iš Šveicarijos, iš JAV ir kažkaip man ten įvyko labai tas tektoninis lūžis, ar ne, viduje, kur aš grįžau, jausdamasi, kad dabar jau galite man bet kokį klausimą užduoti. Dabar viskas. Čia žinot, kur būna žmonės, kur tiesiog atrodo, kad kažkoks akmuo užkrito ir tada tu pakeli tą akmenį ir iš vis išeini toksai, nežinau, negali sakyti nebenugalimas, mes visi esam nugalimi, bet tiesiog išeini, jau galintis tą akmenį tiesiog pakelti, jis tavęs nebespaudžia, o jau tu jį pakeli ir išlipi iš tos duobės. Tai man įvyko tai, nes mes labai daug reflektavome, labai daug tokios filosofijos buvo, labai daug to, ir man grįžus į Lietuvą kažkaip nuo tada niekada nebesijaučiau, kad tai yra jau kažkas, kas mane gali sužlugdyti. O žinomumas iš tos pozityviosios pusės, ką galima su juo gero, ar ne, galbūt padaryti. Tarkim, kartais šiandien jūs dalinate savo istoriją jaunimo linijos, ar ne, podcast'e. Ir tai yra irgi vėl mes kalbam su tai žmonėm, kuriais labiau tikim, nes jie kažką padarė, ar ne, nes galbūt aš pasikviešiau tobulą pedagogę, nežinau, iš Gargždų, ar ne, ir jinai galėtų daug papasakoti, bet čia ir klausimas, ar ne, kiek klausytų mūsų. Tai turbūt pats nuostabiausias dalykas tai ir yra, kad aš, pavyzdžiui, čia būdama šiandien galiu pakviesti jaunus žmonės rinktis šią pačią nuostabiausią pasaulyje profesiją. Aš apskritai visada galvoju, kaip žmogus gali būti ne pedagogu. Ta prasme, kodėl tu norėtum dirbti kažką kitą? Tai žmonės akimis varto, kai aš tą sakau, nes aš niekaip nesuprantu. Sakau, kaip tu ten gali būti ar diplomatu, ar politiku, ar bet kuo, jeigu ne pedagogas, man kažkaip atrodo, nežinau, ten tie tavo pasirinkimai tokie kažkokie be polėkio. Tai bet čia aš aišku šaržuoju ir visa kita, bet man, visų pirma, tai apie tą pedagogikos svarbą ir apie jos prasmę, ar ne, ir kokia tai yra šviesi ir nuostabi profesija, ar ne, kad tu esi visų pirma amžinai jaunas ir jau neuromokslas tą yra įrodęs, dėl to, kad kai tu dirbi su jaunesniais už save žmonėmis, tai tu net buvo tyrimas toks atliktas, kad vyresnio amžiaus žmonės labiau išsitiesia, greičiau pradeda eiti ir taip toliau ir panašiai, nes tiesiog mūsų aplinka veikia ir mes tą puikiai žinom, ar ne? Tai mes, aš sakau, mes visi pedagogai gyvensim ilgiau negu visi kiti, tai čia vienas, ar ne? Antra yra tai, kad netgi, pavyzdžiui, atliktas buvo tyrimas ir statistika surinkta, kad iki mokyklinio ugdymo pedagogai rečiausiai serga Alzheimerio liga. Čia jau iš visų. Tai yra labai baisi liga, degeneracinė liga, ar ne? O dirbk su mažuliais ir galbūt viskas bus puiku, ar ne? Tiesiog mažiausia tikimybė. Tai yra daugybė tokių dalykų, ką galima. Bet jau dar toliau einant, tai yra, kai tu matai kažkokią problemą, pavyzdžiui, man vienas iš tokių skaudžiausių dalykų buvo, kai gruodžio mėnesį buvo paskelbto tokio tyrimo rezultatai ir tyrime dalyvavo tikrai nemažai valstybių ir buvo pasakyta, kad Lietuvoje mes turime didelių problemų su teksto analize.
didelių problemų su teksto analize. Ir tas tyrimas niekur nenuskambėjo. Ir man sausį kokį ten prasidėjo vos ne hiperventiliacija. Aš galvoju, negi tikrai niekas nieko nesakys, ar ne, apie tai. Tai aš dar laukiu, tada aš perskaitau dar vieną straipsnį, kad Z kartos tėvai, kurie jau susilaukė savo vaikų, jiems skaito gerokai mažiau negu prieš tai buvusios kartos. Man atrodė, kad tai tikrai yra netiesa, nes man atrodo, kad auga tų skaitančių tėvų. Tiesa, tyrimas ne Lietuvoje, vėl yra Jungtinės karalystės tyrimas, bet va, tai vadinasi, jeigu ten yra, tai gali panašios tendencijos. Ir tada kažkaip kilo tokia mintis ir pradėjau net pati skaitydama knygas tą hashtagą knygos tauta naudoti. Ir tada galvoju, na bet padarykime, paverskime save iš tiesų knygos tauta. Dovanokime knygą per gimtadienius, dovanokime, gali būti kažkas ir šalia, ar ne, bet tiesiog pamilkime tą knygą. Ir tu, na, ką irgi tyrimai rodo, kad dažnai per įprotį po to atsiranda ir įgūdis, o per įgūdį atsiranda ir toks, na, skaitau, nes tiesiog, mes knygos tauta, ar ne? Nes malonu, nes įdomu, nes taip nebegalvoji, kad reiks skaityti. Taip. Ir kažkaip tada kilo tokia mintis, kad, na, pirmąją mokslo metų dieną, kuri yra mokslo ir žinių diena, ateitumėm su to žinių simboliu, ar ne, ateitumėm su knyga į mokyklą, į darželį ir taip toliau ir panašiai. Ir sudalyvavo beveik 100 mokyklų. Ta prasme, pirmais metais ir visa kita. Ir va čia irgi buvo tas, kur tu turi tada įrankius, kuriais gali daryti pokytį. Ir aišku, ten buvo visokių ten. Na, bet ir vėl, aš jau esu pakankamai stipri, kad suprasčiau, kad tai, kad yra, nes ką ir jauniems žmonėms mūsų klausantiem labai noriu pasakyti, jeigu jūsų niekas nesmerkia, vadinasi, jūs nedarot nieko reikšmingo. Oho. Nes žmonės labiausiai nemėgsta pokyčio. Mes siaubingai nemėgstame pokyčio. Bet koks išstumimas iš komforto zonos ir kaita mums yra vienas nemaloniausių dalykų gyvenime. Tai yra ir streso šaltinis, ir frustracijos šaltinis, ir visa kita, kai mus priverčia kažko mokytis, kažką kitaip daryti, pakeisti savo nuostatas, įsitikinimus ir taip toliau ir panašiai. Kodėl mes kartais taip kabinamės į tradicijas, nors jos jau visiškai nebeatliepia šių laikų poreikių, nes va tas saugumas, ta komforto zona. Žinau. Taip, žinau. Tai vadinasi, jeigu tu kažką darai ir visi sako, šaunuolis, vadinasi, nieko nekeiti. Vadinasi, net lašelį nestumi žmonių iš jų komforto zonos. O jeigu ateina ir sako, kad jinai įsivaizduoja, kad čia arogantiška, ten nekukli, ten anokia, trečiokė, penktokė ir apskritai kažkaip per nesąmonę, aš tai specialiai eisiu su gėlėm. Ir aš sakau, eik tu su ko tu nori, ta prasme, nors su 500 gėlių, bet dar prigrieb knygą. Tuo pačiu. Taip. Ta prasme, taigi niekas nesako, neik su gėlėmis, ar ne? Nori, tai eik, bet dar prigriebk ir knygą. Bet tai rodo, kad tai verčia keisti mąstymą, kažkaip kitaip pagalvoti, galbūt pripažinti, kad galbūt aš skaitau nepakankamai, galbūt mano vaikas nepakankamai skaito. Nes irgi tokių buvo, tai ką, jau mokyklos net knygos nebesugeba nupirkti. Kodėl? Čia ne apie tai. Šiandien Lietuvoje tikrai dauguma mokyklų turi pakankamai geras bibliotekas. Bet tai yra apie tai, kad, na, tu atsineši knygą, tu apie ją kalbi, ką mes skaitėm, kodėl aš ją atsinešiau. Galbūt tai mano mylimiausia knyga, galbūt tai yra knyga, kurią aš noriu perskaityti ir dėl to atsinešiau. Galbūt man kažkas apie ją papasakojo ir dėl to aš noriu ją padovanoti. Taigi kiek iškart istorijų ir kiek iškart pokalbių gali iš to gimti. Tai yra ne apie biblioteką, kuri yra mokykloje. Bet tada ir supranti, kad tu kažką priverti žmonės išeiti iš komforto zonos. Ir kokia graži, iš tiesų, ta žinomumo įprasminimo galia tada, ar ne, kad taip, bet jūs jau iš tikrųjų atlaikot, kaip ir sako, tą visą kritiką ir visus ten tuos bambėjimus, nežinau, prieštaravimus ir 100 mokyklų jau, ar ne, sureaguoja į tai ir čia turbūt yra tas, ta prasmė, bet Austėja, dabar įsivaizduokit savo, nežinau, Karalienės Mortos mokyklą, ateina 12-okas, pas jūs, kadangi jau kaip ir vis tiek, ar ne, tas žinoma pati ir sako, Austėja,
Kaip man tapti žinomu? Turbūt pradėčiau nuo to, kad tu turi tikrai daryti tai, kas tau patinka. Nes aš niekada neįsivaizdavau darbo nuo 8 iki 5. Mes, ta prasme, mes su Gabrielium sėdėjom ir voveraitės karpydavo mano klasiai. Ir jis sakydavo, aš jau rankų nebejaučiu tiem tavo vaikam karpydamas. Ar ne, nes tiesiog aš grįždavau namo ir aš sakau, mes dabar su vaikais ten šnekame apie tokius paukščius, aš čia noriu, čia vat prisirinkau knygų, čia dabar noriu prikarpyti, kad jie rūšiuotų, ten dėliotų ir taip toliau ir panašiai. Ir tokių priemonių net nėra, aš tiesiog sugalvojau, tai bet reikia padaryti. Tai ką, mes žiūrim filmą ir karpam paukštukus, karpam voverytės, ten viską dėliojam ir taip toliau ir panašiai. Arba, pavyzdžiui, savaitgalį, ar ne, susirenkam savo tuo metu vieną sūnų ir važiuojam perstumdyti baldų klasiai, nes aš pati nepajėgiu, man jie per sunkus, bet maždaug, Gabriau, važiuojam, man ten reikia truputėlį kitaip, nes aš kitokių centriukų klasiai noriu, ar ne? Ir kitas sakytų, oi, čiagi viršvalandžiai, o tai kas tau už tai padėkos, ar ne? Ir visa kita, aš padėkosiu už tai savo, kad aš pamačiau, kaip gali būti geriau ir aš tą padariau, ar ne? Tai, manau, tu turi būti toje veikloje, kur taip jautiesi. Nes jeigu tu jautiesi, kad, ar mato, ar čia viršvalandžiai bus, ar čia man užskaitys, ar čia pagirs, ar čia pasidžiaugs, ar visa kita. Ne, tai tada kažkas pastebės tą, kuris tą daro ir širdis dainuoja. Dėl to, kad, turi žmogaus širdis dainuoti, jis turi skleisti džiugesi, kad jis būtų pastebėtas. Tai jeigu tavo tikslas tapti žymiu, tai nebūsi žymu. Čia turbūt geriausia yra, ar ne, ką galim ir užfiksuoti, kad iš tikrųjų, ar ne, svarbiausia atrasti tai, kur žiba tos akis, ar ne, kaip sakėt, kur tiesiog nesiek to žinomumo dėl žinomumo, ar ne, nebūtina turbūt ten kurti skandalus, nes tai, trumpalaikis dalykas. Labai trumpalaikis. Bet reikės ir mokytis greičiausiai. Ir dirbti reikės, ar ne, ir gali būti kiekvienas savo toj, nežinau, veikloje voverytės karpys, ar baldus suks, ar ne, tom rankom. Ir čia gali būti metafora, ar ne, tie baldai ir voverytė yra metafora. Aš prisimenu, irgi vaikystės sodo pradžioje vienai mokytojai išgirdau, kad, jai kažkur yra iššūkių ir iš namų atnešu knygų ir sakau, žiūrėk, paskaityk. Sakau, šitos knygos man labai padėjo, kai aš turėjau panašių iššūkių, kai buvau pradedanti mokytoja. Sakau, aš tau galiu paskolinti, paskaityk. Ir sako, o kaip apskaičiuosim viršvalandžius? Ir aš sakau, kokius viršvalandžius, aš net nesupratau, durnelė nesupratau, sakau, kokius viršvalandžius, sako, taigi aš neskaitysiu darbo metu. Ai, sakau, tai žiūrėk, tai gali atiduot man tas knygas ir eiti ieškoti kitos profesijos, nes, taigi tu nori, kad jeigu tu susiduri su iššūkiu, ieškoti, koks yra malonumas, koks yra džiaugsmas, kai tu atrandi raktą į vaiką, atrandi raktą į klasę. Taigi čia yra apie tai ir man kažkaip, kad žmogus nenorėjo skaityti profesinės knygos, kai įvardino, kad turi šitą iššūkį ir aš, žengiau tą žingsnį, suradau, ten viską galvoju, kaip bus faina, kaip jinai džiaugsis, kaip jis sakė, kaip apskaičiuosim viršvalandžius. Tai aš nežinau, kažkaip gal ne tie žmonės, nes aš jau dabar baigdama tinklalaidį galvoju, gal tikrai ta pedagogika kažkaip visai įdomus dalykas. Pati geriausia profesija. Taip, pati geriausia profesija. Aš tikrai be galo noriu padėkoti, kad jūs visam tam, ar ne, aišku, kai nereikia miego, gal to laiko daugiau, bet čia irgi šaržuoju, ar ne, kad tam visam įtemptam rugsėjo ypatingai, ar ne, mokyklose radot laiko atvykti pas mus ir labai noriu pasidžiaugti už tą atvirumą, už tuos visus pokalbius be filtrų, kur galėjom pasidalinti ar ne tom tikrom istorijom ir už tą energiją kaip fejerverką čia ir siautulį, ar ne, kuris buvo. Tai labai gera, labai tikrai geras jausmas būti kartu ir kalbėtis ir aš norėčiau dar keletą valandų, jei galėčiau, bet šiandien sakau didžiulį ačiū ir tikrai išsinešu turbūt labai svarbu tą gyvenimo džiaugsmo elementą, to rakto atradimo į savo sėkmę ir to darimo, ar ne, ir mokymosi ir labai tikiuosi, kad tie, kurie klausė, irgi atkreips dėmesį, atsisuks, pasikartos ir ne, pasižiūrės dalykus. Ir dar šiandien ačiū, sako, ne tik jaunimo linijos bendruomenė dovanodama savo vilties knygą, kur yra tos istorijos, kurios žymių žmonių,
kur buvo tų periodų, kai rankos sviro, kai nebuvo labai lengva. Ir labai tikiuosi, kad irgi parsinešit į mokyklą, padovanosim keletą knygų, kad būtume ta knygos tauta, ar ne? Ir kad galės pavartyti, atsiversti, pasižiūrėti, kad, yra šviesa ten tunelio gale ir visada reikia tos naujos dienos ir sprendimas, ar ne, gyventi yra pats svarbiausias, koks gali būti priimtas. Šalia to mūsų bičiuliai Vera Cafe tikrai dovanoja skanios kavos ir čia dar labai simboliškai, bet mūsų ambasadorius Algio Kriščiūno menas, ar ne, parsinešti ir pjaunų grybą, arba dabar miškai jau Biotech dovanoja būtent grybų papildų, kad irgi galbūt atrasit kažką, kas padės, kai, galbūt ne kūdikis ar neleidžia miegoti, nebjaurus kūdikis, bet gal būna tų dalykų, kad irgi niekada neužmigtumėt prie vairo, bet ir toliau šviestumėt, kai tas, šviesulys mūsų padangiai. Ačiū labai už kvietimą ir ačiū už tai, ką darote Lietuvai. Ačiū. Taip pat didelį ačiū noriu pasakyti studijai Geri kadrai ir agentūrai AZ Media už tai, kad šis jaunimo linijos podcastas išvysta dienos šviesą. Ačiū.